2009 metai gruodžio 22 diena. Turėjau tokį įdomų patyrimą, kartodamas džepą. Eidamas į pabaigą ties 46 ratų, dabar kartoju 52 ratus. Eidamas į pabaigą, pradėjau jausti būtybės, kaip kad visą laiką. Ir pirmą pradėjau jausti vyrišką būtybę. Ir tai buvo pusdievis, kažkokia dangiška būtybė. Aš jo gerai nemačiau, bet aš jį labai stipriai jutau, taip kaip jaustum šalia stovintį žmogų. Jis buvo toks geras ir toks išmintingas. Jo pojūtį galėjai jausti nuo kojų pirštų galiukų iki viršugalvio. Tai yra visas kūnas jautė jo pojūtį. Toks jausmas, kad jis įeitų tave visą, persmelktų tave. Ne tai, kad įeitų, bet galima sakyti įeitų. Kai žmogų gerai junti, atrodo, kad jisai tavyje yra. Tai va, kai įeitų, atrodo, kad jis yra manyje. Ir jisai pradėjo, aš kartuoju mantrą ir pradėjau, aišku, kaip visą laiką, pamatydamas tas būtybės, pradėjau klausinėti. O kaip pasiekti skonį, o kaip pasiekti tą, kaip pasiekti atkaklumą, ryžtą, kada aš čia išsikapstysiu ir taip toliau, ir taip toliau. Ir jisai nieko neatsakinėjo, jis tik žiūrėjo, jutau tik jo dvelgsmą. Ir toks atėjo vidinis suvokimas, tu juk žinai, ką daryti, ko tu čia klausinėjai, ko tu nori kitokių atsakymų, negu kad tu seniai skaitęs knygose, Prabhupadas ir gavęs juos. Ko tu klausinėjai, tu žinai, kad reikia keltis anksti, kartuot mantrą ir po biškį dirbti, viskas ateis. Jokių stebuklų čia nebus. Ir tai buvo gana toks įdomus patyrimas, nes visą laiką kalbėdavomės, visą laiką, reiškia, tas būdavo toksai pokalbis su tom būtybėm. O dabar jisai tik, aš jutau ir viskas. Ir po to jisai pradėjo koreguoti mano pirmąją čakrą. Ir tokia buvo informacija, kad tu kartok mantrą ir nekreip dėmesio, kas čia vyksta. Ir aš taip supratau, kad iš tikrųjų, kada bhaktai praktikuoja bhakti jogą, pusdieviai jam padeda. Ir kartais tu tai gali matyti, o kartais tu nematai. Ir šiuo atveju parodė man tokį momentą, kad mes kartuojam mantrą, pusdieviai daug ką padaro, daug padeda mums viduje. Ir jisai koregavo kažkaip pirmą čakrą tvirtina, nes aš jutau, kad tuo metu šiandien konkrečiai jinai kažkokia užgniaužta, truputėlį neatsivėrus, kažkokia įtampėlė joje. Jis ją koregavo būtybė ir aš tai labai aiškiai jutau. Ir tuo pat metu davė supras, kad aš neturėčiau atsitraukti nuo garso ir klausyti Hare Krishna mantrą, nes tai yra esmė. Ir taip ir neprakalbo. Bet iš tikrųjų pakalbėjo daugiau, negu kad šiaip būtų kažką sakęs. Nekalbėdamas jis pakalbėjo žymiai daugiau. Jisai davė supras, kad tu žinai, ką daryti, eik toliau. Kokia problema, kodėl tu lauki stebuklų. Ir po to aš pradėjau medituoti po to kažkaip pajutau Durgą. Ir truputėlį susitelkiau į Durgą. Ir vėl pajutau ją kaip būtybę. Gerai nemačiau, bet jutau kaip asmenybė šalia irgi. Ir mačiau Sarį. Ir pėdas, iš tikrųjų, trumpai. Ir aš vėl pradėjau ją bert klausimais, kada bus tas, kada bus anas. Bert klausimus pradėjo ir jinai taip
reiškia, toks pasigirdo ša. Ir tas š. Reiškia, kai jis pasigirdo, kai jis įėjo į vidų, man iškart protas nurimo ir dingo visi klausimai. Ir vėl atėjo tokia informacija. Klausyk garso, o ne uždavinėk klausimus, kartuodamas mantrą. Ša. Ir tada ša toks būdavo vėsinantis protą. Š. Tai buvo tikrai labai įdomi patirtis ir aš pasijutau kaip mažas vaikas prie mamos, kada mažas vaikas uždavinėja klausimus ir tą mama, kas čia, kada bus, o kur eisim, ką darysim. Ir mama daugeliu jų neatsako. Šiuo atveju Durga, motina, jinai visai neatsakė. Jinai pasakė ša, klausyk garso. Kaip ir tas pirmasis, ta pirmoji būtybė. Klausyk garso. Viskas ateis. Taip gana įdomu, gana tikrai įdomi patirtis. Ir po to jutau, aišku, Durgos įvairiausias šakti, kurios yra priėmusios pavidalus, tai yra devės. Yra daug devių, kiekviena devė įkūnija tam tikrą Durgos šaktį, tam tikrą Durgos energiją. Kiekviena devė. Jų yra daug. Aš dabar nebepamenu kiek. Ar tai, reiškia, nesuskaičiuojamai daug. Kiekviena energija, pavyzdžiui, kvapo energija, skonis, agresija, geismas, pyktis, ekstazė ir visi kiti dalykai, visas materialios energijos, šitos jos yra potraukis, neapykanta. Tai yra vėlios Durgos energijos, materialios gamtos energijos. Ir jos turi pavidalus. Jas, reiškia, tie, kas garbina Durgas, jas garbina. Tai aš pradėjau tai jausti ir jos iš tikrųjų davė tokią kaip ir jaukumo jausmą, nes iš tikrųjų, kai būni šalia Durgos, tu pasijunti, kad tarsi būtum iššiuose, materialios gamtos iššiuose. Ir jeigu tu sieki Radharanės, o Durga yra Radha materialiam pasauliu, tai yra Radharanės ekspansija, iškai jinai tau padeda medituoti Radharanę ir Krishną, jinai apgina tave nuo visokiausių pagundų ir iliuzijų. Ir būtent Durgos ir jos įvairiausių energijų pajutimas sustiprino labai pirmąją čakrą, tai yra atpalaidavo nuo baimės, kažkokios tai baimės, kurios buvo tarsi kažkokia užėjusi, neaišku dėl ko, kažkokia baimė, ar įtampėlė susikaupusi, tai galbūt susikaupusios emocijos nuo savaitės, nes šią savaitę nebuvau bėgioti, rytoj bėgsiu. Būtinai nesijuntu, kad reikia prie žemės pabūt. Būtinai reikia pabėgioti, išjudinti kūną. Nes kai dirbi sėdimą darbą, vata kyla, tai yra įtampa kyla ir reikia išleisti. Tiesiog natūraliai prajudinti kūną. Ir kai būni jinai atpalaidavo pirmąją čakrą. Tai yra, ką aš norėjau viso to pasakyti, kad šita patirtim yra tai, kad jie padeda, mes jų galim matyti arba nematyti, girdėti jos ar negirdėti, užuosti, paliesti ar neužuosti ir nepaliesti. Bet jie tvarko mūsų subtilų kūną ir tvarko mūsų grubų kūną. Mums tai reikia praktikuoti, medituoti Krishną. Kai Krishną negalim medituoti juos, nes tai geriau negu kad medituoti žmonės kažkokius. Ar daiktus, ar dar kažkokios pasaulietinės situacijas, geriau juos tada pamedituoti. Jie satvagūnai minimum randasi. Aišku, Durga, tai čia jau yra transcendentinė būtybė. Bet pusdieviai ir aukštesnių planetų gyventojai yra satvagūnai ir juos nukreipti mintis yra labai palanku, kaip į baktus, kaip į Dievo atsidavusius. Juos galima šlovinti kaip Dievo atsidavusius. Prabhupada rašo Šrimad Bhagavatam, kad, aiškiai, pusdievius galima gerbti, išlovinti kaip Dievo baktus. Tai įdomios tos patirtis iš tikrųjų ir tas momentas, kad tu atlieki tarnybą, o tave globoja, tave saugo. Tave tau padeda, tvarko tas čakras, energetinius centrus, ar fizinio kūno veikimą, ar eterinio kūno, ar kitų kūnų veikimą, jie tvarko.
Ir tokį patyrimą aš turėjau, kad tu kartuok mantrą, klausykis garsų, mes padėsim. Taip, tiek norėjau pasidalinti. Hare Krishna.